naujus, kaip darbus, su nauja energija. Su nauja energija toliau į darbus. Taip. Ačiū tau, kad tu mumis čia subūrė vis, kad tu mus pakušinė. Taip, nes iš tikrųjų aš įsitikinusi esu, kad jeigu ne tu, tai tikrai aš jau būčiau sustojus, jau būčiau ėjus to takeliu, aš taip vadinu, čia be įžeidimų, be nieko turiu omeny, kad aš būčiau ėjus kitaip. Iš tikrųjų labai daug klientų irgi ateina, sako, mes viską žinom, ką daryti, bet, sako, mums reikia to, kuris paspardo mums užpakalį. Ir toks atrodo, kas elementarus dalykas, ne? Bet vis tiek komandai turi, ir komandoje, sakykime, ar versle, vis tiek gerai, kai yra kažkas, kas vėl grąžina į vėžes ir pastumdo. Taip. Nes kitaip reiktų pačiam save stumdytis. O kai su save nori stumdytis, tada gaunasi įdomiai, žinai. Dovilė, eik dirbti. Ne, nenoriu. Dovilė, eik dirbti. Ir taip, bet realiai taip dialogas ir vyksta su savimi. Tai man tai buvo, kai aš dar iš viso rinkoje mažai tokių buvo dirbančių. Kaip dirbančių laisvadarbių gal ir buvo tų agentų, bet, sakykime, virtualių asistenčių ar ne, kurios irgi už kitus klientus atsakingas, tai tikrai nebuvo. Ir aš tokia sėdžiu ir pati galvoju, tai kas mane dabar motyvuos, žinai. Ir tada sakai, tas pokalbis toks, kad dabar turi eiti dirbti, nenoriu, turi eiti dirbti. Tai man kiek tu stipri, kad tu pati save gali paspirti. Tai mes džiaugiamės, kad tu mus paspiri. Nes iš tikrųjų, reikia tos stiprybės pačiam vienam. Tai komanda duoda labai, labai tvirtumo didelio. Arba, žinai, kiti galbūt šeimoje turi tą palaikymą, irgi yra gerai, nes tas toks vienas galbūt sudvėjoja, kaip ten irgi kažkur girdėjau sakant, kad jeigu į mišką išeik vienas, nebus labai jauku, ypač jeigu vakaras, ar ne, o jeigu jau keliesi, daug smagiau. Kaip yra lengva, nes sako, jeigu tu keitiesi, nori pakeisti aplinką, keisti draugus, kad prisitraukti net to, ko tu nori. Tai, o su šeima, jeigu tave šeima nepalaiko, tu nepakeisi šeimos. Tai čia tas šeimos palaikymas ir artimųjų, tai toksai, svarbiausias, vienas svarbiausių realiai yra toks dalykas. Labai svarbus, dėl to aš visiems sakau, jeigu matot, kad jūsų šeimoje eina, daro kažką, pagirkit, pasakykit, kad tu daryk, žinai, nes labai dažnai šeimos nariai, giminės iškart nulinčiuoja. Tai tau jau nepavyks. Ir kiek daug tas darė, tai ten... Jo, ten tas anas kažkas darė. Bet iš tikrųjų, kiek mums visiems reikia, kad kažkas tą tokį, žinai, tiesiog pasakyt, viskas gerai, žinai, ir, tikrai visiems mums reikia, nes bus... Ir kad ir kiek galima atrodyti, sakykime, stiprus, nepažeidžiami su to šydu, bet visi esam žmonės ir ypač, sakykime, kas patys savo verslus, turi verslus, versliukus, jų niekas nepaklausia, o kaip tu šiandien laikaisi, o kaip šiandien tavo diena, nes realiai, pradžiai, sakykime, ar ne, ar darbuotojai, ar kas, visi laukia, kol pasakys, jiem nusišypsos, bet užmirštam patys sakyti tos komplimentus, pagirimus. Netgi, žinai, kaip, dabar aš jau tikiu, kad mažai bėra, bet seniau tikrai ta konkurencija, ar ne, būdavo, čia tos pačios srities specialistė, žinai, tai. O dabar vis daugiau ir džiaugiuosi, bet ir aš pati kažkaip visada stengiuosi, kad, ir gerai, šaunuolė, varyk, žinai, dar irgi kartais, žinai, bet kaip keista sulaukti, sako, žinai, iš tos pačios srities specialistės, bet rinka yra didžiulė. Jeigu tokioj Kinijoje, ten visi sutelpa, ar ne, tai tu Lietuvoje tuo labiau sutelpa. Taip. Visur gali sutilpti, tik nereikia, žinai, užsidėti barjerų. Žiūrėk, ir tas daro, gal aš nebedarysiu. Tu darysi ir dirbsi irgi. Tie patys mūsų darbai, kažkas kitas. Taigi realiai mūsų tie patys darbai irgi, jie gali persidengti su skirtingais klientais, su skirtingais produktais. Tai irgi čia, žinai, jau, tu konkurentė. Tai vietoj to, ko tu konkurentė šaunuolė, tu gal nori dar taip padaryti, ar ne? Taip ir kiek iš karto tau šypsena, ar ne? Klientui ten tam geriau, bet ir man fainai, ar ne? Kažkaip. Nes klientas renkasi žmogų, pas kurį ateina.
Žinai, Dažniausiai taip gali būti tas pats, ta pati paslauga, ne, vat ir jūs ta pati paslauga, vis tiek klientas ateis, kuris jam labiau patiks, žmogus būtent. Tai, nu, ne nuo mūsų priklausys ir kuo mažiau pavydėti, jeigu kažkas, žinai, kažką daro, kaip tu darai, džiaukitės. Jeigu jūs kopijuoja, tai jūs tik džiaukitės, nes vadinasi, jūs labai gerai darot. Aš vat už tai esu, kad reikia džiaugtis.